valandų skaičiavimo lapas, kurį sukūriau tiems, kas nori tikrai disciplinuotai susižiūrėti, ar tikrai išsimoko tiek laiko, kiek savo pasižadėjo, arba tiek, kiek reikia. Nes kartais žmonės įpratę vadinti mokymusi tai, kas nėra mokymasis. Sugalvojau, kad einu mokytis ir kol ieškau knygos, jau priskaičiau tą pusvalandį, kad atseit jau mokausi. Arba priskaičiau visus 3 mėnesius, nors per tuos 3 mėnesius ir dirbau, ir dar kažką tai veikiau. Tai vadinasi, mokymusi laikykime tik tą veiklą, kuri tikrai ir yra mokymasis. Kai aš esu atsisėdęs ir darau tik tai mokausi. Su knyga, su vadovėliu, su pratybom, su mokytojos video, su grupe, žiūriu konsultaciją, mokausi žodžius, kažkokia aktyvi veikla. Gali būti ir minkštesnės mokymosi veiklos, tokios pasyvesnės, kaip skaitimas, galbūt kažkokio podcasto paklausimas, tai jos irgi gali būti įtrauktos. Tai vadinasi, pasiimam, atsidarom šį dokumentą, jį parsisiųsti savo file ir download ir būtinai pasirinkite, kad parsisiųstumėt Excel dokumentą, ar ne? Ir tada jį jau galite naudoti. Na ir aš čia padariau 3 lapus, 1, 2, 3 mėnesiui. Na ir štai, 1 mėnuo, na ir pavyzdžiui, šiandien mokiausi su mokytoju 1 valandą, savarankiškai mokiausi, mažiau 15 minučių, tai yra 0,25 valandos. Galima rašyti ir taip. Pasimokiau 15 minučių, 2,5 valandos. Su kableliu negalima rašyti kažkodėl. 0,25. Taip, su tašku reikia rašyti 0,25, ar ne? Pasimokiau 0,25, va čia gal aš pataisysiu irgi, kad jūsų neklaidinčiau, kad čia turi būti taškas rašomas, tai jūs tada tikrai nesuklysite, visur turi būti taškas, ar ne? Na ir toliau, pavyzdžiui, kažkurią dieną nesimokiau, tai galite visai nieko nerašyti, tiesiog aš sužymėjau mėnesio dienomis, jeigu mėnuo turi 31 dieną, tai galima dar ir pridėti, arba tiesiog 2 dienas sudėti į vieną, kad formulė neiširtų. Na ir čia jeigu mokiausi 1,5 valandos, tai rašau, sakykime, 1,5, 1,5, ar ne? Čia kažkurią dieną mokiausi 0 valandų, čia irgi, sakykime, mokiausi gal 1 valandą ir taip toliau. Ir kaip matot, automatiškai susisumuoja šita plus šita gaunasi šita plus šita gaunasi šita ir pabaigoje matot, kiek šį mėnesį realiai prasimokėte. Na, o va čia rašykite temą ir veiklą, ką mokėtės. 1 pamoka, dariau namų darbus, ten dar kažką, taip surašykit. Galite praplėsti, jeigu netelpa, jeigu nori daugiau kažką parašyti, ar ne? Tada ateinat į 2 lapą, paspaudė irgi taip pat, na ir į 3 lapą, jeigu reikia, taip? Tai va, tai tiek apie valandų skaičiavimą. Sėkmės!